tai ši diena? Nu, sunkiai. Pradžioj buvo truputėlį, mes ten buvom biškį pasikabinę, smeliuką, kokių 15-20 minučių praradom. Po to sunkio žymiai, mus daug aplenkė, tai dulkėse važiavom labai sunkiai buvo. Ir šitą fotoratą buvo nuleidę jiem, bet ir pabaigojo pirmo greičio ruožo. O šiaip antras greičio ruožas labai geras, labai greitas, gražu. Čia va tik iki galo buvo upės vaga, kur labai smėlis lampus ir akmenų daug. Bet šiaip viskas gerai. Šiaip neblogai. Mašina važiuoja, mes patenkinti. Turi būti viskas gerai. O tai yra laiko pasigrožėti gamtos vaizdais? Nu, man yra gal biškį ten. Antanikai nelabai, vis tiek vairuotojai. Aš tai ten pasižiūriu aplink. Gražus kalnai, mes buvom pakilę 4000 metrų aukštį šiandien. Gražu, labai kalnai gražus. Ką fanam norėtum pasakyti, nes yra nemažai sergančių už jūs? Sirkit už mus, nes tikrai jaučiam jūsų palaikymą ir tikrai reikia mums. Būna gerų dienų, būna nelabai, bet stengsimės pateisinti lūkesčius, jeigu kas nors tikisi mus pamatyti finišą, tai stengsimės. Su Antanu kaip sekasi kariauti? Nu, būna kartais. Aš gal truputėlį pasinervuoju, pasako ir man, aš kartais pasakau ką nors. Visko būna, pasitaiko. Bet čia normalu, aš manau, vis tiek. 2 savaitės praleis kartu vienoj mašinai. Kartais irgi pavargstai tiesiog. Bet gerai. Nuotaika gerai. Klausyk, o tau pavairuoti neduoda? Aš vairuoju kartais, bet pervažiuoju zonas, nes Antanas vis tiek nori pamėgauti. Šiandien, kadangi buvo neutralizacija, buvo vienas greičio ruožas, po to važiavom į kitą greičio ruožą. Ten apie 100 km, tai teko pavairuoti, nes Antanas tiesiog pailsėti norėjo. Nes karšta labai, norisi pastoviai gerti ir tiesiog tą mašiną įkaitusi, norisi tiesiog išeiti kažkur pasivaikščioti. Pavargstai. Tai sėkmės rytoj ir linkim, kad rytoj nesiužsikištų oro filtras. Ačiū. Ačiū jums labai.